ką, montuojam video. Pradėjom kelionę, judam link Kauno. Mano vairuotoja. Susikaupus. Čia mūsų talismanai, čia aš piktas dažniausiai būnu toks. O čia Dovilė tokia. Gera, faina, lėta, kad pipara. Einu pasivaikščioti. Ką, 303 km nuvažiavam jau. Reikia supilt kūro, lenkiško kūro. Dovilė pravairavo kokias 2 valandas. Šaunuolė. 2,5 pavargus, sakė. Nu gerai, dabar bandysim išsiaiškinti, kuris. Alus yra, alaus. Dar alaus. Tu. O tai ką? Pasim, noriu. Aš tai einu apsirengti. Lenkijos. Čia su kalatu? Ir sutinkam čia Liepos 5, 500. 8 kilometrų numinta. Ir sutikome šitą. Aš jau galvoju, bent tu šiandien nuo jūsų visų pasėsiu. Labą dieną. Ei, valio. Tu lip in hotel. Aš negaliu nepasigiršęs, mes tas skudrinus jam. Nu, parodyk. Ateina ant apšvietimo. Čia dvi pusės. Čia lasdelis, gal kad tu čia su... Ant apšvietimo. Na, bet pažiūrėk. Eik tu. Ir vidus irgi kitoks. Parodyk. Paro. Nu, ką čia rodyk. Nugarą parodyk. Vau. Gerai. Tai va. Tai vietoje, ką parkvarė, tai padašumus? Jo, nes aš nenorėjau, man net saušino anxiety. Nieko tokio, ne? Ai, per daug žmonių tipo? Tiesiog nėra ir sulaužyti mano vandiką. O kur mindė? Viršūnė. Visi mato, tai... Aš Sarinė. Sarinė, 2 suknelės man nupirkom. Teksiškas perkirnas ir šitą. Šitas geras. Seniai šitą, pasižiūrėk. Ui, nu jo šitas toks... Kaip gerai atrodo tas vienaragis. Mindė, daryk duris, aš tingi lauk. O tu uždaryk to? Aš jau vis pigiu. Labą dieną. Sakyk. Ką Lenkas? Labą dieną, Lenkas. Ai, tu Lenkas? Stanikas. Seniai, jis gyveno. O Dominikos brolis tapo taip gražiai irgi šiandien dėjau jo piešinius. Nu ką, baigėsi paveisliai. Nu ką, dar šiandien galvojam 4 valandas pavairuot ir atsirast prie Krokuvos. Dar va tokie va paveikslai. Sako, dar tenai nuėjau pasižiūrėti. Dar ten pasižiūrėti. Gal dar bus. Viskas, manau. Jo, nebėra. Nu ką, truputį statistikos. Degimą reikia įjungti. Tai nuvažiavom šiandien 891 km. 10 valandų 4 minučių vairavom. Ir dabar esam Zakopaniai. Prie upės. Čia yra dar pora kemperių.
dabar padaugės arklio galių. Nu ką, važiuojam į Slovakiją ir keliukai iš karto ant duobių. Bet vaizdas labai geras. Nu va, toks vaizdelis čia turbūt ir ilsėsimės jau. Taigi, kadangi pirmą kartą keliaujam su mašina ir prisėmėm rūbų ir dabar bandom kažkaip prasistumti taip, kad patogiau būtų ištraukinėti vis, kurių nenaudojam, dedam čia į galą, žodžiu, pirmas patirtis patogu, gali pirmas poilsis Slovakijoje. Sprendėme įsigyti šitą nekilnojamą turtą Slovakijoje prie Tatrų. Puikos langai. Dovilė sakė, net nereikia nuomotis, va, viskas vienoje vietoje. Stogą pasikeis biškį reikėtų. Arba nesikeis, palauk, kol samanoma pauks. Ten dušiukas. Čia vat iš karto sporto salė, futbolą bėgi paspardyt. Čia šalia turėtų. Ar tai kitas? Einam praseit. Kur? 8 minutės, nu aišku, aš nežinau, kiek čia. Nu ką, mes jau prašmatnėjom kemperį savo, minivaną, Nissaną. Tai žodžiu, antra naktis ir suprantam, kad per daug prisidėjom visokių daiktų, iš tikrųjų turbūt tiek nereiks, bet vietą užima. Vieta apribota pačiam vane, bet visai, manau, išsibėgėsim čia su komfortu. Opapa, nu ką. Atsibūdam Vengrijai. Aš jau liūdas. Šitą Vilės improvizuotas dušiuko užuolaidėlė. Na. Pats dušiukas. Ką tu čia? Reiks užblūrinti. Dušiukas ir maudosi gražuolė mano. Einu ir aš pas ją. Viskas. Gerai. Turėjome tokį dušą. Bliava, galiu pasakyti, šaltoką, reiks priprast. Bet vandenėlis Lietuvos nutekėjo ant Vengrijos žemės. Nice. Valysim jo dantis. Ir šiandien važiuosime į Serbiją. Kur man pėdėt? Tvarkysimės namus ir įdėsim. Aš galvoju, didelį pažiūriu, palauk, kiek čia rašo to vandens. Nu ką, pradėsim pirmą gaminimą. Vanę. Gal tai vat pasidarysim. Tai gal mažesnį puodą, ar didesnį? 500 milsų. Nu ką, eisiu gaminti maistą. Atitrauksime dėžutę su dujų
Prisiėmėm tiek, kad lyg tai būtume iškeliavę visiems metams. Bet žodžiu, po šitos kelionės tikrai atsiras įžvalgų, jeigu keliausim kitą kartą su mažiau, tai yra su automobiliu, tai mažiau visko tikrai imsim. Šiaip visą laiką mėgstam mažiau pasiūlyti, prisidedant tų daiktų. Tai mes keliaujam su kuprinė. Jo, tai tu žinai, tada esi įpratęs keliauti mažiau kažkaip, o dabar atrodo, tai mašinų yra vietos, dedam viską, tai blėt ir prisidėjom viską. Neveikia? Paspausk iki galo ir tada klik, duok. Sriubytė, bus sriubytė. Turime kimčiaką, kuris net garsą leidžia. Sako, suvalgyk mane. Gerai rūptelės. Ne. Kimčalas. Kimči. Aš nežinau, gal pusės tikrai nesumesi. Žiūrėk, dar įdomu, kaip tam sulpininkų Taigi, dar įdėsime į sriubytę šiek tiek imbiero. Padarysim tokį improvizuotą tomjumą. Ne? Tomjumas jo vadinasi. Kas? Tomjum. Čia mūsų improvizuotas tomjum bus. Nu, ramenas bus, sakyčiau. Oi, ramenas. Bomšpan ramen. Ramėnas. Ir įmušime kiaušą. Tempt. Tepti. Nu ką, ateisi Doviliukai valgyt? Nu, mūsų improvizuotas tomjumas. Rytinė bomba.